Dažnai pasitaiko, kad projektuotojai ir kartais net matininkai nežino, kas yra poligono vertekso apvalinimas. Tai vat šiandien turim konkretų pavyzdį realybėj, kur tai yra labai svarbu. Tai va, turim čia poligoną, kur išnašos yra koordinačių kiekvieno vertekso. Matome jos pritrauktos. Turime poligono plotą tam tikrą. Ir kaip matome, pagrindinės tos išnašos visos yra du skaičiukai po kablelio, tiek x, tiek y. Ir dažniausiai tai būna dokumentacijos. Taip kaip kadastrinių matavimo plane, taip ir dažniausiai jūsų dokumentacijų. Gal ten kažkur statybose pasitaiko kažkur milimetrų, bet realiai dažniausiai būna du skaičiukai po kablelio. Tai reiškia, kad programoje nustatymai yra tokie, kad apvalina iki 2 skaičių po kablelį tas anotacijas. Bet kame problema yra, kad poligone, kuris čia yra, tas verteksas nėra 2 skaičiukai po kablelį, jisai yra 3 skaičiukai po kablelį. Tai jeigu mes dabar nueisim į savybės ir dabar nueisime į geometriją ant vertekso, kiekvieno, čia dabar iksiuką uždėjau ant pirmo vertekso, pabėgo biškį. Tai mes matysime, kad čia jau yra 3 skaičiukai po kablelį. Jeigu tai paeisim per verteksus, čia irgi 3, čia irgi 3 ir visur yra 3 skaičiukai po kablelio. Dabar čia plotas šituo atveju yra šitoksai, bet suapvalinus šitą plotą, nes kai keliam kažkokias tai sistemas, dažniausiai ten yra apvalinama būtent iki šitų skaičiukų. Tai atliekam šitą veiksmą. Pas mane yra komanda, vertekso apvalinimas, 2 skaičiukai po kablelio, pas jūs gali būti kažkokie tais nustatymai. Nustatymas reiktų žiūrėti. Taip, atliekam apvalinimo veiksmą. Ir matome, kad plotas jau yra pasikeitęs. Jisai vietoj trejeto dabar čia pasidarė ketvertukas. Ir tada tas gali 1 kvadratinis metras kažkur nesutapti dokumentacijų arba siūsyti kažkokią tai sistemą savo tą poligoną be to apvalinimo ir ten tas 1 kvadratas kažkur pabėgs. Tai arba formėsit kažkokią sandorį, tarkim servitutą, ir būsit, tarkim, sumokėję už šitą, bet gausis didesnis, tada jūs liksit kaip ir skolingas. Jeigu būsit sumokėję už didesnį, bet gausis mažesnis, tai tada galbūt niekas neieškos. Tai šito dalyko esmė yra tokia. Kitas dalykas susijęs su ta pačia tema, tai jeigu išeina projektuoti ir pagal techninį kažkokius reikalavimus nėra būtinybės projektuoti splainų, tai reiktų tą ir daryti. Geriau naudoti paprastą poliliniją, nes atrodo gražiai, bet apiforminimas yra komplikuotas. Tai kad apiformint šitą kaip servitutą, tarkim, tai reikia koordinuoti kiekvieną tašką, neužtenka ten lanko pradžią. Ir tada tenka kurtis labai daug verteksų. Ir tų verteksų neįmanoma sukurti labai daug, nes tada jie pradeda ant tam tikro mastelio lipti vienas ant kito. Čia jau, tarkim, kiek prikurta, nematom. Ir tada dar atsiranda problema tame, kad kuo daugiau verteksų, tuo didesnė tikimybė, kad apvalinant vėl tas plotas pakis, nes apvalinsis kiekvienas verteksas. Tai tarkim, dabar čia padarysim jau, dabar yra pritraukti šitie yra, bet čia nėra padaryta apvalinimo. Ir dabar, tarkim, padarytumėm apvalimą per uždavinius. Vėl padarytume tuos pačius 2 skaičius po kablelio. Ir tada matytumėm, kad jau pasimetė, nuo mėlynos linijos jau pasimetė tai, kas buvo užkoordinuota. Ir dažnai, pavyzdžiui, galite, jeigu kur siūsit į kitas sistemas gysinės, dažnai šitų valankų gali net pažinti, gali net taip plotą paskaičiuoti, jau kadinės sunkokai tvarkosi ten su ploto užpildymais ir panašiai su tais lankais. Tai jeigu įmanoma, tai tada reiktų vengti lankų.